I'm putting away my pride. I don't care who's wrong or right. Oh, somehow you got me so magnetized and I love it. You bring all my dark to light. I used to be jaded, testing my pain. Sveiki. Žodžiu, sezonas kaip ir pasibaigęs, bet šiandien yra mūsų kaip ir pirmieji testai per visą sezoną ir jie kiek kitokie, nes šiandien turim svečiuose Benediktą. Sveiki visi. Taigi, šiandien bandysim su Benu pasižiūrėti, kaip atrodo ralis, kuo skiriasi nuo drifto, o gal jisai vis dėlto norės būti ralistu. Niekas negali žinoti. Sužinosim vakare. Pirmi užrašai bus. Pažiūrėsim, ar nemaišo kairės nuo dešinės. Ar? O, direktorius. Bet šiaip, vis tiek, tu kai gyvenai tipo su tėčiu, kuris iš tiesų raliavo, nevirpėjo mintis, kad vis dėlto reikėjo ne drifto, o ralį. Mama neleido. Realiai yra tokia tikra istorija, kad mama neleido. Yra netgi citata viena tokia, kurios gal nesakysiu. Nu, bet šiaip bandysi ir slalome save ir vis tiek, kaip sakyti, eitom pačiom tėčio pėdom, o driftas visiškai ne į tą pusę. Matai, slalomas man, kaip pasakyti, atsibodo, aš 3 metus slalomo važiavau. Užbaigiau greituminių slalomų, kur irgi man neleido važiuoti, bet aš vis tiek važiavau, nes iš tikrųjų yra pavojinga važiuoti Kačergoj be lankų. Tai paskutinis sezonas slalomo jo greituminių pasibaigė. Tai Nartavičius tapo čempionu, aš likau antras. Ir kažkaip norėjusi kažko kito, kažko greitesnio, įdomesnio ir kažkaip iš tėvų pusės mama, sakau, neleido realiai. Ir tada gavosi, kad draugai tiesiog važinėjo su BMW 30, siminėjo šonaslydžių, žinai. Tai gavosi, kad nusipirkau kėbulo, daug bulvių maišų detalių ir susirinkau ir vat nuo to viskas prasidėjo. Tiesiog taip netyčia. Nu ką, pirmas tavo ralio greičių ruožas. 4 km. Su Volkswagenu. Yeah. Matai, tarkim, šitą atstumą labai mažas. Nu, žinai, tu tai jo realiai net nereikia. Jo, aš tai tarkim dabar net nesirašau. Jeigu čia startas, tai čia dešinys vienas bus. Jo. Štaip įsivaizduoju. Atstumas, matai trampliną, žinai, nesimato, kas už jo, tu turi pasirinkti iš stenogramos trajektoriją, žinai, kokią pusę, kokiu kampu. Ką žinau atstumas, pavyzdžiui, 100 čia mano galva. Nu gerai, tarkim, tavo atrodo 100. Tai tada kairiau. Bet matai, per trampliną, kairiau per trampliną, kairys 2, į dešinį 3-4 gal. Ja, bet matai, tau čia reikia jau būti iš dešinės, kad į šitą kairį, žinai, užsižymėjai iš kairės. Tu turi galvoti iš karto apie trajektoriją įvažiavimą, žinai, nes visas greitis yra kuo greičiau išvažiuoti. Tai iš dešinės per trampliną į kairį 2. 100 tramplinas. Nežinau, čia posūkis. Gali tiesiog kairę pasižymėti. Kairę, jo. Kairę. Tramplinų čia gal 20 dar užsirašyti. Ja, dešinys 4, 5 gal net 5. Nu, 2 tebūnė šiam kartui, kad neinsibėgėt per daug. Atstumas. Nu, jeigu tu rėdint, tai varom. Varom. Tik aš nerėdint, net svertis dešinys 100. Iš dešinės per trampliną kairys 2. 20. Dešinys 4. Tramplinas parašyk dar 10. 10 kairys 2. Tramplinas 10, kairys 2. 20, dešinys 4. 100. Tramplinas kairys 3. 20.
Dešinys 4, neišleisti. 50. Dešinys 1, 50. Mūsų šiandien nukris. Kairys 1, tramplinas 30, dešinys 4. Ir kairys 2, 150. Čia aplink balą, kur nekirst. Tramplinas 200. Tramplinas kairys 3, 150. Finišas. Nu va, ir antras kartas. Nu. Daryčiau kitaip. Čia visą laiką, žinai. Atstumai tai vapšė apie toks nieka kartais, kai pažiūri į tą 50, kad kur 50. Toks daryčiau, nu, tipo, va, antrą kartą kitaip, žinai. Bet žinai, kai tu pradėsi sportiškai važiuoti, užsidėsi šalmą, ta emocija bus kitokia, tai žinok, vėl tai metrai kitaip atrodys. Jo. Poskos staibumas kitaip, žinai. Nu, viskas. Ką, dabar mūsų užduotėlė susireguliuoti sėdynės, diržus? Tai diržus. Sėdynė tinka? Nu, jo, realiai tinka. Taip, pedalai gerai, vairas prati, nes aš pripratęs nuvaryti ištiestą ranką. Kol kas atrodo visai neblogai. Labai greitai gaudosi, greitai susipranta, ką reikia daryti ir manau, bus visai neblogai. Tik tai šiaip daug nerimo, kaip jiems seksis vairuoti. Šalta. Man tai stresas, aš einu ieškoti Valerijono. Nežinau, nu, kaip pirmas kartas gal sakyčiau neblogai, bet reikia pravažiuoti su sportiniu automobiliu, susipažinti su sukibimu, kaip iš vis žvyrinės padangos veikia ant žvyro, nes nu, tai yra pirmas kartas. Stenogramą dabar, kai 2 kartus tik tai pravažiavam, tai daryčiau iš tikrųjų kitaip, nes atstumai visai kitaip atrodo, kaip biškai greičiau važiuoji, negu iš lėto, kai susirašėm. Tai tikrai viską kažkaip labai saugiai susirašiau, tai sekantį kartą visai kitaip daryčiau. Tai... Bet šiaip įdomu, bandysim, žiūrėsim, kaip seksis. Aš matai pripratęs, kaip pas mane salone daug vietų. Smagu buvo, tikrai smagiausia tai, kad Benas greitai orientuojasi, greitai gaudosi, nepridarėm didelių klaidų. Buvo porą tokių, žinai. Yeah.
Bet ten buvo tik linksmiau, bet sakau, tu susigaudai. Šiandien sakau, ta tokia durna diena, kai realiai tu turi išlikti ant kelio, o ne pralėkti greit ar kažkaip suras sukibimo. O čia yra praktiškai. Labai slidu, realiai sukibimas yra vienam posakį, tai iš tikrųjų labai slidu. Tai man, kaip pirmą kartą ralį, tai realiai 3 kartus važiavam, tai su kiekvienu kartu atrodo, kad slidžiau darosi. Aišku, kažkiek greitėjai, galbūt dėl to slidžiau darosi, žinai. Ja. Bet čia tikrai labai smagu. Aš kažkaip tikiuosi, kad jisai pakeis tą discipliną, kuri dabar yra. Tai aš supratau jau, kad tu čia mane dėl to ir pakvietei padaryti sumaištį galvoj. Dėl sekundžių kovot, o ne dėl taškų. Dėl šito žmogaus matymo. Tai dabar lekiam, pasėdėsiu šonę rimtesniam automobilį, reikia pasižiūrėti, kaip kas su ko valgoma. Buvau pripratęs su šaukštu, dabar reikia su šakutį. Arba su pagaliukais šitais kinietiškais. Čia staigu. Nu ką, manai?